Galbūt daug kas perskaitęs tai, ką aš prašiau, nepatikės, nes daug labai yra tik tokia apgaviščių, kad tik vienas dėtų pliusus, tenais premjeruotų ir taip toliau. Ne. Atvirai pasakius, yra tiesa ir to įsitikinsit jūs patys, kadangi bus pavardės paskelbtas, kurie laimėjo, tie visi yra, kaip sakant, pas man stebėtojai, jiems galėsit parašyti ir jie jums pasakys, ar jie gavo tas dovanas, ar negavo, kadangi ten, aišku, čia tik Lietuva gali žaisti, kadangi aš tikrai į Rusiją per paštą nesiųsiu, siuntinį arba ten į Belarusiją, arba į Ukrainą galbūt ir galėčiau, bet vyksta karas, siuntinis gali pasimesti. Tai, ką aš paskui, viskas yra tiesa. 3 laimėtojai bus. Laimėjimas yra realus, treningai, spalvą susisieksiu su tai žmonėmis, spalvą treningų įsirinks pats žmogus, įsirinks savo išmerą, taip pat puodus irgi įsirinks pats žmogus, bus parodyti paveikslėlį, įsirinks pats žmogus. Taip pat kėdus irgi įsirinks žmogus, ar jis norės šiltus, ar norės pavasarinius, vasarinius, rudeninius ar žieminius. Dabar jums kils klausimas, kodėl neprašo pagalbos dėl katyčių, dėl šitų paukščiukų. Taip, prašau pagalbos ir prašysiu visada dabar, bet tą pagalbą, ką jūs man suteikėt, aš ją grąžinu atgal tik daiktais, kitais būdais, nes tos daiktus aš gaunu labai pigiai, labai pigiai. Tiesiog man yra tokia privilegija. Antras dalykas, ką norėčiau pasakyti, tai šeimai, jeigu ta šeima perskaitys, tikiuosi, nes mačiau, kad vakar buvo atėjusi, tai šeimai bus įsiųstas, galbūt ilgiau eis, visas virtuvinis kombainas, ten su 15 ar 12 dalių. Ta kombainą irgi bus nufilmuotas visiems, parodytas, už tai, kad jie man pagelbėjo. Vakar aš tokia laiminga buvau, jie man atsiuntė 50 eurų, aš tikiuosi, kad žmonės po 1 eurą susidės, kad galėčiau bent katytei ten kažkiek tai susimokėti už vaistukus, tenai, sakykime, paukščiukam nupirkti, bet dėja čia tokia suma atsiuntė, tai pirmą kartą man gyvenime, kad žmonės, jauni žmonės, kurie turi katytį ir šuniuką, man sugebėjo va tokį dalyką atsiųsti. Ačiū uždėmesį ir tikėkite, nuo sausio 5 bus žaidimas. Rytoj bus įdėta video šitų daiktų. Iki.